tik tai yra žmonės, kurie yra tavo mėgstami, tavo autoritetai ir girdėti istorijas tų žmonių, kurie yra tau svarbus, yra įdomu. Čia yra geriausias prisilietimas prie rokenrolo, kurį gali išgyventi literatūroje. Teko girdėti, kad Andrius Mamontovas šios knygos nevertino, jisai sakė, kad mes nesijaučiam tokiomis personomis, apie kurios reikėtų rašyti knygas, ir netgi buvo vienas koncertas, kur jie šitą savo knygą suplėšė ir panaudojo dekoracijoms. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie 3 autobiografinės knygas ir visos jos 3 yra susijusios su muzika. Ir tiksliau tai yra mano mėgstamų muzikantų autobiografijos, nors galbūt ne visiškai taip, su viena knyga yra truputį niuansų, bet iš esmės tai prasidėjo šita mano kelionė per autobiografijas, kas liečia būtent muzikos pasaulio žmonės. Prieš kokią 10 metų, kai aš pradėjau aktyviau važinėti po užsienį, ypač po anglosaksiškus kraštus, ir kažkaip taip netyčia, neplanuotai, bet vis parsiveždavau kažkokios ar publicistinės, ar tokios dokumentinės, ar kaip ją pavadinti, literatūros. Ir aš pastebėjau, kad pas mane tų knygų, būtent muzikos biografijų, autobiografijų vis daugėja. Ir kažkaip paskui, ir pas mane dabar jau jų yra prisikaupę ir galvoju, greičiausiai tai yra apie ką būtų įdomiausia man pašnekėti. Nors tai aišku nėra vienintelė rūšis, vienintelė literatūros rūšis, kurią aš mėgstu, bet jeigu kalbant apie kažkokį pateikimą, pristatymą, tai aš manau, kad čia aš galiu būti stipriausias, parodyti save kaip skaitantį žmogų, nors nežinau, ar lyginant su kitais, su tai, kiek skaito kiti, aš apskritai tokiu galiu save vadinti. Bet vis tik tai yra žmonės, kurie yra tavo mėgstami, tavo autoritetai, ir girdėti istorijas tų žmonių, kurie yra tau svarbus, yra įdomu. Tai pirmoji knyga, gal aš tada pereisiu jau prie pirmosios knygos, kurią norėčiau pristatyti, tai yra Keitho Richardso, legendinės grupės Rolling Stones, gitaristo Keitho Richardso autobiografija. Ji vadinasi Life, čia yra vertimas į lietuvių kalbą, nors pirmiausia teko ją perskaityti anglų kalbą. Ir šioje knygoje Keithas pasakoja apie savo gyvenimą. Jis gimė Dartfordo miestelyje darbininkų klasės šeimoje. Tas Dartfordo miestelis yra netoli Londono. Buvo šeimoje vienintelis vaikas ir pasakoja apie visą savo gyvenimą. Pradeda nuo ryšio su tėvais, su seneliu, kuris buvo svarbus, kuris paskatino jį susidomėti muziką, apie pažintį su Miku Jaggeriu, grupės vokalistu, kuris irgi augo tame pačiame Dartforde. Jie su Keithu buvo pažįstami nuo vaikystės. Apie Miką, tarp kitko, natūralu, kad šioje knygoje kalbama daug, ir ne vien tik iš geros pusės, nes šių žmonių santykius per tiek dešimtmečių šių žmonių santykiuose buvo tikrai daug emocijų ir prisikaupė daug emocijų. Apie Miką galima pasiskaityti viską nuo jo charakterio savybių iki vyriško pasididžiavimo dydžio, bet įdomiausiai man atsiskleidžia tas būtent charakterių skirtumas tarp 2 grupės lyderių. Bent jau taip, kaip aš jį suprantu, kas skaitysit knygą, galbūt jūs suprasit savaip, pasidarysit savo išvadas, arba jeigu jau ją skaitėte. Ir knygoje pasakojama apie Stonesų formavimąsi, apie išgarsėjimą, apie staugiančias paaugliuminės,
netikėtai užklupusią šlovę ir jos palydovus. Tai yra visišką privatumo praradimą ir tam tikrą netgi grupės narių asmenybių mitologizavimą. Rolling Stones grupė yra tokia, kuris 60-aisiais buvo asocijuojama su visais pokyčiais, kurie ištiko vakarų visuomenė, ypatingai Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos valstijų visuomenė. Nes tas svinguojantis Londonas ir visame pasaulyje išplitęs hipių judėjimas, jis įnešė daug pasikeitimų į socialinį gyvenimą jaunų žmonių, į gyvenimo būdą jaunų žmonių ir būtent tie pasikeitimai jie stipriai kontrastavo su tos kartos tėvų vertybėmis, sakykim taip, nes jų tėvai buvo tie, kurie išgyveno Antrąjį pasaulinį karą, išgyveno pokarį ir tas buvo požiūris, kad darbas yra viskas, maždaug konservatyvumas ir visa kita, o ši karta jau 70-ojo dešimtmečio karta, arba tie vadinamieji baby boomeriai, ten, kurie prasideda nuo 46 metų gimimo vaikų, jau jie turėjo kitokį požiūrį, nes jau jie turėjo daugiau pinigų, jiems pradėjo rūpėti stilius, jiems pradėjo rūpėti muzika, jiems pradėjo rūpėti socialiniai dalykai, kova už laisvę, taika ir panašiai. Todėl natūralu, kad kiekvienai kartai reikia savų herojų, kuriais jie galėtų sekti. Ir 70-ame dešimtmetyje būtent didžiausiais tokiais herojais muzikos pasaulyje ir tapo grupės The Beatles ir Rolling Stones. Ši grupė esminis skirtumas buvo, kad jeigu Beatlų muziką dažnai mėgo ir tų pačių to metinio jaunimo tėvai, nes jie buvo tvarkingi, jų dainos buvo gražios, ta prasme melodingos, tai su Stonesais buvo visiškai priešingai, nes vyresnioji karta nesuprato jų ir negalėjo pakęsti jų maištingo elgesio, įvaizdžio, muzikos, dar įvairių dalykų, apie kuriuos nepaslaptis kalbama jau daug dešimtmečių. Pavyzdžiui, tiesiog visiems žinomų greičiausiai, kas domisi bent šiek tiek grupės istoriją, Keito Richardso priklausomybė ir potraukių narkotikams, kurią jis išgyveno ne vieną dešimtmetį, nors kaip jisai pats yra sakęs, kad aš niekada neturėjau problemų su narkotikais, aš visada turėjau problemų su policija. Irgi buvo teistas ne vieną kartą. Robinas Williamsas, garsus amerikiečio aktorius ir komikas, yra pasakęs netgi tokią legendinę frazę, kad jeigu pasaulyje įvyktų atominis karas, tai po jo išgyventų tik tai tarakonai ir Keithas Richardsas. Todėl kad jis ne kartą balansavo ant išėjimo ribos, bet kaip katė turi 9 gyvenimus, tai taip ir Richardsas išliko gyvas iki šių dienų ir sėkmingai koncertuoja. Šiemet jam gruodžio mėnesį sueis 80 metų. Dar vienas dalykas dominantis fanus, turbūt labiausiai dominantis grupės fanus šioje knygoje, tai yra nupasakojimas, kaip gimė garsiausios grupės dainos. Ir čia yra aprašoma tikrai daug. Nuo tų legendinių Jumping Jack Flash, Gimme Shelter, Satisfaction iki paskutinių, kurios buvo parašytos iki 2009 metų, kai buvo išleista ši knyga, kaip buvo daromi įrašai, kiekvieno albumo konkrečios istorijos. Ten galbūt yra šiek tiek su detalėmis problemų, ta prasme kartais neaiškiai nusakomos kai kurios aplinkybės, bet tai, kad skaitytojas galėtų įsijausti į situaciją, visą tai yra perteikiama puikiai, įsijausti į tą aplinką, tą laikmetį ir tu tada pradedi suprasti, kodėl būtent atsirado vienas ar kitas albumas, kodėl atsirado viena ar kita daina.
ir galų gale suprasti, kaip grupiai pavyko išlikti aktualiai šitiek daug dešimtmečių. Aišku, baigiant per skambu būtų pasakyti, kad čia yra kažkokia tai, nežinau, rock'n'rollo biblija, bet aš manau, kad visiems mėgstantiems Rolling Stones ir roką apskritai ir muziką, netgi sakyčiau apskritai, aš tikrai šitą knygą rekomenduočiau ir manau, kad čia yra geriausias prisilietimas prie rock'n'rollo, kurį gali išgyventi literatūroje. Antrąją knygą pasirinkau kitos labai mano mėgstamos asmenybės, tai yra žmogaus, jeigu Keithas iš Rolling Stone'ų dažnai žiniasklaidoje buvo pateikiamas kaip per daug nuodėmingas žmogus ir nors ir kartais perspaustai, kas tai mėgstama, ypač bulvarinėje žiniasklaidoje. Tai šitas žmogus vienu metu pergyveno, kad yra vaizduojamas kaip per daug šventas. Tai yra airių rockeris Bobas Geldofas. Jis yra, ta prasme, tai yra ne tik rockeris, tai yra aktorius, verslininkas, prodiuseris, filantropas. Ir nežinau, prieš šito žmogaus galima lipdyti labai daug etikečių. Pirmiausia, kaip ši knyga atsidūrė pas mane. Aš, tiesą sakant, ji yra labai seno leidimo, 1986 metų. Žinau, kad vėliau liktai dar buvo vienas leidimas, kuris buvo išleistas 2005 berods. Ir tuo metu bent jau, kai aš ieškojau, tai čia buvo prieš kelis metus, elektroninės versijos šios knygos niekur nepavyko rasti. Ir aš norėjau rasti originalą. Ir teko ieškoti tiek Londone, tiek Dubline, matyt nepakankamai giliai, nes naujose knygynuose, ta prasme kaip naujos knygos, jos jau nepavyko rasti, nes leista labai seniai. Ir jau galvojau, kad man jos rasti niekur nepavyks, kol neradau viename iš antikvariatų Kaune. Tai man buvo labai didelė staigmena ir nesitikėjau to visiškai. Bet nenusivyliau. Iš tikrųjų, čia kadangi šis žmogus turi sąmojį ir atvirumą, kuriuo tikrai garsėja, tai ši knyga yra labai įdomus skaitimas, nes tai tarsi bando paneigti jo tą, nusimti tą šventumo aureolę. Jis kalba apie savo vaikystę Dubline, kuri buvo sudėtinga ir mokykloje, ir namuose. Anksti neteko mamos. Ir kaip vėliau pasakoja apie tai, kaip vėliau išvyko į Londoną, ten teko praktiškai valkatauti, kol galiausiai grįžęs į Airiją jis sukūrė vieną iš garsiausių post-punko grupių The Boomtown Rats. Šita grupė išgarsėjo 70-ųjų pabaigoje tokiais hitais kaip I Don't Like Mondays, Rat Trap, Looking After Number One. Bet kaip ir dažnai muzikoje būna, tos mados keitėsi ir greitai jie tapo nebe tokie aktualūs. Jis dar garsus beje tuo, kad suvaidino Alano Parkerio Pink Floyd The Wall filme pagrindinį vaidmenį Pinko, bet jo paties grupės populiarumas maždaug apie 83-84 metus jau buvo saulutė nusileidus, taip sakant. Ir jis vis ieškojo būdų, kaip sugrįžti į muzikinį gyvenimą. Ir iki šiol jis išlieka tokia viena iš charizmatiškiausių ir įdomiausių Didžiosios Britanijos ir Airijos, kaip jį bepavadinsi, šou verslo asmenybių, kurio nuomonės, kad ir politiniais, socialiniais klausimais visada labai, labai įdomu klausytis. Tai va. Paauglystėje aš perskaičiau knygą apie grupę Foje, kuri vadinasi Aš atsisuksiu atgal. Tai viena iš nedaugelio knygų apie Lietuvos muzikantus ir lietuvišką, knyga, kuri būtų lietuviška
biografija ar autobiografija, kaip ją pavadinsi, kažkokio atlikėjo ar kažkokios grupės. Ir tų knygų labai trūksta, aš manau, kad jų galėtų būti daugiau. Šią knygą išleido kūrybinis susivienijimas paslaptingas pavadinimu Banzai. Šita knyga yra išleista 1993 metais. Tuo metu teko girdėti, kad Andrius Mamontovas šios knygos nevertino. Jisai sakė, kad mes nesijaučiam tokiomis personomis, apie kurios reikėtų rašyti knygas. Ir netgi buvo vienas koncertas, kur jie šitą savo knygą suplėšė ir panaudojo dekoracijoms. Bet man ši knyga yra įdomi, nes joje yra įamžintas tam tikras laikotarpis, ta 90-ųjų pradžia, ne tik, kuri atspindi ne tik tai grupės gyvenimą, bet ir visos Lietuvos gyvenimą. Nes tuo metu tas laukinis kapitalizmas ir čia yra apklausima daug žmonių būtent apie grupę Foje. Ir čia galima pasiskaityti tokių unikalių interviu, sakyčiau, kaip su, tiksliau pasakojimų, gal net ne interviu, kurias pateikia Andrius Mamontovo tėvas, Andrius Mamontovo mama, brolis Justas, taip pat grupės bendražygiai ten įvairūs to meto. Ir pats Andrius Mamontovas šioje knygoje kalba labai atvirai, su labai atviru humoro jausmu. Ir čia galima pasiskaityti labai įdomių dalykų, kurių šiandien greičiausiai iš jo netgi ir neišgirstum. Ir tiesiog manau, kad tai yra knyga, kurią turėtų perskaityti visi, kurie mėgsta Andrių, visi, kurie mėgsta Foje. Ir kaip jau sakiau, tai yra tos 90-ųjų pradžios, tos Foje manijos ir apskritai Lietuvos gyvenimo atspindys, nes ten pasakojame irgi apie sunkumus finansinius, apie tai, kaip grupė keliaudavo po užsienį, kur tuo metu, kai buvo įdomus dar lietuviai tik atsidarius geležiniai uždangai, kuomet grupės važiavo groti į užsienio šalis. Ir tiek greičiausiai apie tai. Nuotraukų dar yra gražių.